Septintas uždavinys. Duodi 4 lygus kubai. 7.1, kuriame kube yra pavaizduotas kampas tarp jo įstrižainės ir pagrindo plokštumos. Taigi, reikia surasti kampą tarp kubo įstrižainės ir pagrindo plokštumos. Tai kubo įstrižainė yra realiai va tas brūkšnys nuo šito taško iki įstrižainio jo esančio taško. Tai yra kubo įstrižainė. O pagrindo plokštuma, na tai ta apatinė, štai šita plokštuma. Ok, kol kas gal aš nutrinsiu šitą pažymėjimą pagrindo plokštumos. Žodžiu, bet reikia surasti, kuris iš pažymėtų kampų yra tas mūsų reikiamas kampas. Dabar iš tikrųjų teisingas atsakymas C. Kodėl? Kubo įstrižainė yra viskas tvarkoj. Dabar, kai mes kalbam apie kampą tarp kažkokios atkarpos arba tiesės, šiuo atveju kubo įstrižainės ir plokštumos, tai mes iš tikro kalbam apie kampą tarp tos tiesės ir jos projekcijos toje plokštumoje. O projekcija tai yra taip, kaip įsivaizduoju, jeigu va šitą brūkšnį tiesiog paimtum ir suplotum į tą pagrindo plokštumą, į va štai šitą plokštumą. Jeigu tiesiog suplotum štai šitą brūkšnį, tai tas suplotas naujasis brūkšnys būtų projekcija. Tai vat, kai mes kalbam apie kampą tarp tiesės ir plokštumos, tai šiuo atveju tarp šitos tiesės ir plokštumos pagrindo, tai iš tikrųjų mes turim surasti kampą tarp šitos tiesės ir jos projekcijos, kuri šiuo atveju čia ir yra pažymėta ir tas kampas C raideliai pažymėtas tas, kurio mums reikia. Dabar D netinka, nes tai būtų kampas tarp kubo įstrižainės ir vienos iš briaunų, bet ne projekcijos ir tuo pačiu ne tarp plokštumos. Šitas kampas daleliai B būtų, šitas dalykas būtų kubo pagrindo įstrižainė. Ne pačio kubo įstrižainė va šitas yra dalykas, bet kubo pagrindo įstrižainė, tai čia netgi iš viso ne prie ko tas kampas. O A daleliai vėlgi būtų kampas tarp kubo įstrižainės ir vienos iš briaunų, labai panašus į dalelę D, tik tarp kitos briaunos. Bet iš tikrųjų mūsų atsakymas yra C. Ok, judėkim toliau. 7.2. Sustūmus kubus taip, kaip parodyta paveiksle, buvo gautas stačiakampis gretasienis. Koks gautos figūros viso paviršiaus plotas, jei žinome, kad vieno kubo viso paviršiaus plotas lygus 6. Tai kalbam apie viso paviršiaus plotą, tai reikia mums rasti visų šitų virštinių, priekinių, apatinių, galinių ir šoninių sienų bendrą plotą. Mes žinom, kad kubo S paviršiaus kubo lygų 6. O žinom dar, kad kubas turi 6 sienas, reiškia S, tarkim, S1 sienos yra 1. Kadangi kubo visos sienos yra vienodas, jeigu bendras kubo paviršiaus plotas yra 6, tai vienos sienos plotas 6 kart mažesnis, reiškia atsakymas yra 1. Reiškia vienos štai tokios sienos plotas yra lygus 1. Tai belieka suskaičiuoti, kiek mes turime iš viso tokių sienų. Skaičiuosiu raudoną spalvą, tai ok. Viršui 1, 2, 3, 4, prieki 1, 2, 3, 4, apačiai 1, 2, 3, 4, gale 1, 2, 3, 4, reiškia, kol kas suskaičiavau jau 16, dar čia šonė viena ir šonė kita, tai dar plus 2, iš viso gaunu 18 sienų, 18 sienų po vieną kažkokį tai kvadratinį matavimo vienetą gausiu, kad bendras šitos stačiakampio gretasienio plotas yra lygus 18. Štai.